O jeigu paimtume dvasinį žmogaus vystymąsi, ar jis taip pat juda link pojūčio, kad jo suvokimas yra nepakankamas, ribotas, o jo pažinimas niekada negalės būti pilnas? Ar ten yra koks nors antrasis potencialas? Kaip tai apskritai vyksta, jei į šį reikalą šiek tiek įtrauktume kabalos mokslą? Na, suprantate, čia klausimas yra toks. Iki kokio lygio mes galėsime leisti savo fantazuoti? Tai, ką suvokiame, suvokiame. Tai, kad vystamės, vystamės. Tai, kad suvokiame savo ribotumą, irgi tiesa. Bet ar mes su tuo susitaikysime? Mažai tikėtina. Vis dėlto mes esame būtybės, kurios nori žinoti, pažinti, pajusti, suvokti. Ir čia iš tiesų turime problemą. Iš vienos pusės klausimų yra daug daugiau nei atsakymų. Bet iš kitos pusės tai ir gerai. Tai mums byloja apie tai, kad prieš mus dar yra didžiulis, nepažinto pažinimo klodas. Todėl tęsime toliau.